Sveiki visi, su jumis Oksana Serafim ir šiandien pasižiūrėsime, kas vyksta jūsų užnugarėje. Man pačiai, YouTube'as permetė kažkada mano pačios video būrimą, kuris padarytas, man atrodo, gal prieš 2 ar 3 netgi metus. Taip, ir ten buvo parašyta, kas vyksta jūsų užnugarėje. Ir galvoju, senokai tikrai dariau, gera tema ir būtų gerai irgi pasižiūrėti. Taip. Tai va šiandien tokia tema, kas vyksta jūsų užnugarėje. Tai, ko jūs nematot, tai, ko jūs nepastebėt, bet tai, ką jūs turėtumėt žinoti. Ir šį kartą 5 pozicijos, 1, 2, 3, 4 ir 5. Jeigu nesimato pozicijų, galite pasižiūrėti, rinktis pagal laiko kodus. Po video, pirmajame komentare bus, jūs matysite. Taip, ir jeigu jausite, kurį vibraciją, kurie skaičiukai labai traukia, tai ta jūsų pozicija ir bus. Arba jausite galbūt ir pagal kortas, jeigu jums gerai matosi visas pozicijas. Tai 1, 2, 3, 4, 5. Taip, signifikatorių nedėsiu, tai todėl iš karto teiksiu informaciją apie tai, kas vyksta. Ir aišku, eigoje po to pastebėsite. Bet žiūrėsime, kas vyksta dabar, plius, minus kažkur tai, į priekį kažkur tai gal kokius 2-3 savaitės. Taip, kas vyksta dabartiniu laikotarpiu, o ne kažkada labai toli ateityje. Taip, kam trūksta laiko, nusistatykite ant pauzės, galite nusistatyti ant pauzės, pasižiūrėti laiko kodus, kuriuos aš visus užfiksuosiu kartu su pozicijų energijomis. Ir galėsite išsirinkti savo asmeninę poziciją. Galbūt norėsite porą pozicijų. Galbūt norėsite 3. Kiekvienoje pozicijoje žiūrėsiu po 2 situacijas. Jeigu matysiu, kad dar traukia, tai gal kažkam jaučiu reikės ir 3 pasižiūrėti. Bet čia priklausys nuo jūsų pačių situacijų. Na kągi, su įžanga tiek. Kaip minėjau, kam trūksta laiko, nusistatykite ant pauzės ir galėsite pereiti iškart į savo poziciją. O aš pradedu nuo vienetukų. Vienetukai. Pasižiūrėkime, kas vyksta jūsų užnugarėje. Kol kas aš orientuosiu ties 2 situacijomis. Taip? Bet jeigu matysiu, kad reikia papildomą, tai gal kažkokią papildomą dar vieną ir pasižiūrėsiu. Pagalvokite apie save. Ir pasižiūrėkime, kas vyksta jūsų užnugarėje. Žinokite, nelabai graži situacija, kažkas rezgia keršto planą, nes tas žmogus, jisai kurį laiką tyli, nebendrauja, viduje pritvinkęs pykčių, žinot, kaip man atrodo, net kaupia viską. Ir jaučiu, kad su laiku jisai pabandys kažką jums pasakyti, bet žinot, su tokiu įkandimu, su tokia nemalonia fraze, su situacija, kai pavyzdžiui pas jūs gal kažkokia ar problema, mažakas, ar iš darbo atleis, ar dar kažkas, ar tiesiog nepasisekė, arba ten, nedaug dievė, kažkas giminėje ir ateityje išeis, taip, tai tas žmogus išlauks tą momentą ir pasirodys tada, kai jums bus skaudu ir sakys, tai girdėjau, ten tave iš darbo išmeta, arba ten, tai girdėjau, tu ten baudą kokią gavai. Ir tas žmogus, jisai lauks tiek laiko, kiek reikės. Ir tada, kai jums bus skaudu, jisai išlys. Kai kuriems žmonėms, žiūrovams, tas žmogus išlys po 3 metų nuo šio momento, kai kam ir po 5. Kiek aš skanuoju, dabar žiūriu, taip, įvairiai. Gerai, o kas tas žmogus? Kažkas, su kuo pas jūs buvo labai stiprus teisminiai, teisiniai dalykai. Gali būti iš darbo, jūs gal kažką atleidot, jeigu jūs vadovas, vadovė. Tai gal kokia moteriškė, bet ten jaučiu moteriškė irgi gali būti labai stipriai. Arba pas jūs, pas vyrus gali būti, kad kokia buvusi žmona, buvusi moteris. Kai kam, vyram jaučiu, jeigu jūs labai stipriai skaudinate savo moterį kažkada praeityje. Vienos moteris gali pakančioti, kurios, priklausomai nuo jų lygio, nuo to moterų lygio, taip, nuo tos moters lygio. Palaukite, aš muziką toliau padarysiu biškutį.
Tai va, bet kai kurios damos, o čia vyram, beje, merginos, jiems dar bus papildoma informacija atskirai. Tai va, vyrai, kai kurios damos išlauks to momento, kai jūs jausitės be jų nelabai gerai, arba pas jūs kažkas nepavyks, tada pasirodys. Ir kai jūs norėsite pas ją sugrįžti, jos pasakys ne, bet jos specialiai pasistengs jums susukti galvą taip, kad jūs pamatęs ją, va dabar jau daugiskatai sakysiu, kad jūs pamatę jas, šitagi galvosite, blemba, kam man to reikėjo, kodėl aš ten ją palikau, kodėl aš ten ją praradau. Kai kurios merginos, o dabar merginam dar tokią informaciją pasakysiu, kai kurios iš jūsų, o dabar jums pasakiau apie informaciją su vyrukais, taip ir jums pačioms gali būti, kad kils tokia mintis, kad aha, pas mane pas pačiai yra kažkas, kam aš galėčiau va tokį planą huliganą suorganizuoti. Taip ir maloniai atkeršyti, kai žmogus praras vėl iš naujo dėl jūsų galvą, čia vat apie buvusius kalba dabar eina, o jūs pasakysite ne žmogui. Ne, viskas. Tavo traukinys nuvažiavo. Viskas. Dabar jau man nebereikia. Bet jūs vis tiek kažkaip tai taip, ar prieš jį atrodysite labai gražiai, ar dar kažkas, kad jam net žandikaulis atvips ir vat bus tokia situacija. Tai va, įdomi, bet gerai, o va čia va, kad jums va tokie, va tas kažkoks žmogus labai toks nebuvusiai, o dar kažkas per finansus, ar specialiai nekurs jums kažkokių sąlygų. Žinot, kartais būna žmonės specialiai pagalius į ratus kaišė. Ne, tas žmogus specialiai kaišėt nekaišės ten pagalių, bet, sakau, išlauks to momento ir tiesiog tada jau savaime visą tai susidėlios. Žodžiu, kažką jūs labai stipriai nuliūdinot, o dabar mergičkos sugalvos, kad ir mums reikia kažką nuliūdinti, jaučiu merginas jūsų tą vidinį planą huliganą. Galėsite parašyti Oksana, pirma pozicija, planas huliganas, jau žinosiu, kad jūs jau kažkam nuspręsite maloniai, moteriškai atkeršyti. Tai va, ir tas žmogus, jisai dabar tik tai laiko tą pyktį ir kažkada iš tikrųjų gali va tiesiog leptelėti. Ir po to pasakys, o tu atsimeni, man buvo sunku, o tu man nepadėjai. Arba tu atsimeni, man, bet aš norėjau pas tave pinigų paprašyti, tu man nepaskolinai. Tai va. Ar jums verta kažkaip pagerinti situaciją? Jeigu pajutote, apie ką kalba eina, ir tikrai jaučiate, kad, gal tikrai nesąžiningai kažką padariau, tai pasistengkite bent jau geruoju užglaistyti tą situaciją, nes daugeliu iš jūsų gali tiesiog atmintyje iškilti tas žmogus, apie kurį kalbėjau. Arba 3 dienų bėgyje tas žmogus jums iškils mintise, nes aš kai užkabinu žmonių energetiką, jie būna, kad pasirodo, taip. Tad kažkur 3 dienų bėgyje. Tai va tada, jeigu bus kokie klausimai ir jūs jausite, kad rimtai aš galėjau ten padėti kažką, ar ten su kokiais popieriais, ar ten tiesiog pamiršau ten, kad pažadėjau ten, kad duosiu telefono numerį, kad paskambintų tas žmogus kažkam kažką ir jam reikalus sutvarkyti, arba ten dabar jau neturėjau, tada neturėjau pinigų, dabar turiu pinigų, gal kažkiek tai galima ir paskolinti biškį, ten ne visą sumą, nors kažkiek tai taip, priklausomai nuo situacijos. Jeigu jausite, galite biškį užglaistyti, tada nebus ten tų tokių, žinot, tokių trinčių. Jūs kalta dėl tos situacijos? Ne, jūs nekalti tenai. Nebent tik tai rodo vyrai, kurie ten biškį galėjo prisidirbti, tai jo, tai tada taip čia, jeigu vyrai su moterimis. Kai kurie vyrai prisidirbė santykiuose su moterimis ir moteris norės atkeršti, nesvarbu merginos, ar jūs dabar žiūrit, prisiminėt buvusiai, ar jūs esate vyriškis žiūrinti šią poziciją ir su buvusiai negražiai pasielgė. Tai išskyrus jūs, išskyrus tos vyrukus. O šiaip tai ne, šitoj kitoj situacijai jūs čia ne prie ko. Dar kažką jam patars? Bet jeigu kažkas įskaudinot moterį, vyrai įskaudinot moteris ypač, gal būtų gerai, kad užglaistytumėt, nes tiesiog jums gali būti tada, kad tokia situacija nemalonina jiems per visą gyvenimą eis. Jeigu vyrai jaučiate, apie ką kalba, kad tikrai galbūt išdaviau savo antrą puselę, arba įskaudinau labai stipriai, ar ten pasityčiau, arba ten... Šiaip tai pas mane tokių žiūrovų nelabai yra. Kartais būna tokie vyrukai ateina,
trumpam pasižvalgyti, tokie vienkartiniai, pamato, kad čia rimtai kalbama. Ir tada jau dingsta, nebent tokie vat gal yra, bet šiaip taip vienas kitas gal ir pasirodys, kam mums šitą informaciją reikalinga. O visi kiti vyrai, tai tiesiog žinosite, kad akurat kažkur kažką bandžiau, pažadėjau, nepadariau, reikia padaryti, kad po to nebūtų kažkokių tokių rūpesčių, nebūtų problemų. Tai va, čia buvo pirma situacija. Pasižiūrėkime, kokia dar situacija vyksta jūsų užnugaryje. O žinot kas, pas jūs dabar artimiausių metų bus tokia tyla, ramybė ir vat man netgi primena, žinot, kai būna vat vasaros vakarai, vat aš tai noriu nupasakot energetinį tą tokį lygį. Kai būna vasaros vakaras prie ežero, vėjo nulis, taip, vanduo lygus, taip, mėnulis matosi arba tiesiog tokia vat tyla, ramybė, taip. Ir atrodytų, kad niekas nedrumščia tos ramybės. Ir vat pas jūs, vat dabar jūsų užnugaryje iš tikrųjų vyksta vat tokie procesai. Galbūt jūs patys jaučiate, kad įtampa, sunku, nežinau kur eiti, nežinau ką daryti, kažkokia stagnacija, kažkokia transformacija. Bet iš tikrųjų procesas vyksta labai stiprus ir čia vyksta karminiai dalykai, nes kažkas seno atsisijoja. Ir rimtai atsisijoja, jau seni dalykai atsitraukia. Nu, ką žiūrite, 25 metais, žinokite, tikrai, va, šie metai jie tokie tikrai transformaciniai, labai stiprus, aš jums jau tą sakiau metų pradžioje. Ir daug kas atkrenta, daug kas nuimama, ypač vat spalio mėnesį, vat kas dabar žiūrėsite spalio mėnesį, vat dabar vat irgi labai stiprus spalio. Viduryje eina tokie procesai, kai seną nuima, atmeta, kas nereikalinga, kas jau ne jūsų, kas jums buvo pripiršta, arba kas buvo jums, ką jūs per prievartą tik iš mandagumo prisijėmė. Taip? Ir visur kitur eina tokia ramybė, stagnacija, vat, pusiausvyra, vat, prieš naują tą etapą. Gerai, ir kas tada po to formuojama jums? O tada, žinokit, bus aktyvumas. Ten ne tyla prieš audrą, o tyla prieš galimybės. Bet kas įdomiausia, tai, ką jūs nuspręsite atmesti patys ir tai, ką iš jūsų pašalins, vat, likimas, visata, jūsų dvasiniai mokytojai, angelai sargai, didysis aš, Dievas, galvokit, kaip jums tinkamiau, taip, nes vis tiek čia yra bendra esmė. Tai va tie žmonės, jie pajus, kad jiems jūsų trūksta ir pradės palengva atsirasti jūsų aplinkoje, bet būtų gerai, kad senų energijų vėl į ateitį nebetemptumėt. Gerai, kad jeigu jau jaučiate viskas, aš jau tą žmogų užblokavau, o jisai ten iš kažkur atsirado, ten rašinėja, bendrauja, skambinėja, arba viskas, aš jau tam nusprendžiau žmogui daugiau pinigų neskolinti. O jisai vis tiek kažkaip tai ten atsiranda, nu, būk geras, paskolink iš naujo. Tiesiog, nu, vėl neikite į tą situaciją, pasakykite, ne, aš nebeskolinsiu. Aš jau į tas buvusias situacijas nebeįsiu. Dar beje, žinokite, per va šitą tylos tokios ramybės laikotarpį ne tik, kad dėliojasi, žinot, taip ramiai, net nors taip ramiau ir tyliau kalbėti, bet ir bus primenama tiems skolininkam, kurie jums iš tikrųjų skolingi. Čia toks jausmas, kad dabartinė ta stagnacija pas jūs turėtumėt jausti, kad atrodytų iš dalies viskas vyksta ir iš dalies atrodo viskas stovi. Ir ta stagnacija, jinai dar yra skirta tam, kad visata jinai sudėliotų, peržiūrėtų, kas jums kur skolingas. Ir tiems įsiskolinusiems žmonėms, situacijoms, pavyzdžiui, žinot, kai būna aplamai daug ko gero darėte aplinkai, o aplinka neatsidėkodavo, tai vat net ir čia bus žiūrima, kad kur jums kas yra įsiskolinęs, ar pati visata, ar žmonės, ar finansinė prasme, ar ten tiesiog palaikymo prasme, taip, kur jūs esate daug atidavęs, kur atidavusi, kur balanso nėra. Ir palengva, bet po to, kai bus tas geresnis etapas, taip jau prasidės, jums matysite, kad ateina vis kažkokie tai tokie pliusai gyvenime. Tikrai kažkas prisimins, sakys, o aš to skolą užmiršau.
atiduoti, arba aš to ten užmiršau pervesti, mes abu užmiršome ten, kad už kažką pervesti, arba oi, ups, aš to ten kažką žadėjau, tikrai dabar prisiminiau, va, viską suorganizavau. Tai vat jums tas bus. Gerai. Per kiek laiko jums šitas skolas atidavinės? Žinokit, tai vairiai, kažkam ir per metus, žinokit, mėlyjeji. Kažkam ir per metus. Bet daugeliui per 6 mėnesius jau turėtų viskas būti atlyginta, atsiskaityta, vat nuo to momento, kai jūs žiūrit. Bet maksimum metai. Ten paskutiniai tie taškiukai. Gerai. Kol kas gerai. Kažką jums dar pertas? Ne. Daugiau jau kaip ir viskas. Tai vat tokia vat buvo pirmąjį pozicijų informacija, viena informacija. Jeigu jūs jaučiate, kad vis dėlto dar kažkokią poziciją traukia, kad norisi pasižiūrėti, galit pasižiūrėti, gerai, tai galėsim tada susitikti ten. O visą kitą, jeigu dar jaučiate, kad norisi, vat jaučiu, kad kažkam norėsit dar kartą pirmą poziciją, perklausykit. Ir jeigu jūs jausite, kad tikrai reikia ten kažkur patiems taškus ant tai sudėlioti, arba vat tiesiog susidėlioti viduje, dabar leisti savo nesiblaškyti ir kol yra tas periodas, tas periodas pas jūs, kiek, žinokit, vis dėlto jaučiu 3 savaitės gali būti, kad jūs jausite, kad atrodytų kažkur kažką blaškausi, kažką darau, bet ne, viduje toks kaip ramybė, periodas, kai kam beje gali būti, kad net gal ir jausti, kad ir kažkoks gal peršalimas atėjo, bet ne bėda, viskas tvarkos, susitvarkysit greitai, viskas praeis. Tai va, čia buvo vienetukams informacija. O aš perinu prie dvejetukų. Pažiūrėkime, kokios 2 ryškiausios situacijos yra jūsų užnugaryje. Taip. Ir ką jūs turėtumėte žinoti, kas vyksta jums už nugaros jūsų aplinkoje ir ko jūs galbūt nepastebėt. Žiūrim, pirma situacija, pirma pozicija. A žinot ką? Tai, apie ką jūs kažkada galvojate, svajojate, planavote ir galvojate, kad vis tiek nesigaus, vis tiek neišeis, vis tiek nesusidėlios. Tai ta situacija, jinai su laiku formuosis. Aš iškart, žinokit, jaučiu ir 2 situacijas vienu metu, galbūt reikės net ir 3 po to pasižiūrėti, bet aš jums papasakosiu. Pirmoji situacija, pirmoji informacija. Jūs kažkada kažko labai norėjote, bet jums tai buvo nepasiekiama ir jautėte, kad dalinai gal tai kažkaip ar nelaikas, ar pavojinga, ar nekomfortas, ar nesigauna, ar per daug kažkokių kitų žmonių yra įtirptų į tą situaciją, taip. Ir reikalas tame, kad tą situaciją jums nematot, jūs buvot numojęs į ranką ir realiai tą situaciją jau jinai pradeda aplinkoje dėliotis, tvarkytis. Jinai pradeda, žinot, kaip būna bręsti. Vat kaip sėklą įdedam, galvojam, nesigaus. Mes nematom dar to daigo, o jau po žeme jau visas procesas palengva pradeda formuotis ir tikrai bus galimybės. Ir ten, kur buvo trukdžiai, jie pasišalins, susidėlios, susitvarkys. Ten, kur buvo nesmagios situacijos ar kažkokie apribojimai, jie irgi pasitrauks ir jums bus tikrai geri keliai. Jeigu jūs jau primiršote ir galvojate, kad vis tiek nieko neišeis, tai jūsų kelyje atsiras žmogus, kuris ir pasakys, kad žinai, kad tu kažkada man minėjai, va dabar kaip tik yra galimybės, pavyzdžiui, tu norėjai ten pas mane įsidarbinti, arba tu norėjai su manim kažkokį projektą formuoti, tai man tada nesigavo, o va dabar va kaip tik turiu, va gerai, kad tave sutikau, pamačiau, prisiminiau, žinok, iš tikrųjų, davai varom pirmin. Tai va bus. Dar vienas niuansas, bet čia jau dabar moteriams labiau tokia informacija. Jūsų užnugarėje gali būti, kad kažkuris vyriškis gali būti ir neištikima, žinokite. Jeigu jūs kažkaip jautėte mergaitės ir norite pasitikslinti, nes abejojate, kad ar tikrai gali būti, tada jūs skambinkite, aš tada individualiai pasižiūrėsiu tokius dalykus, iškapstom, tikrai iškapstom, ramiai peržiūrėsiu, ramiai viską susižiūrėsiu. Bet ypač jeigu pas jūs yra vyras toks vyriškis, simpatija, bendraujantis su jumis žmogus, ten draugas, partneris, aktyvus, energingas, pastaruoju metu gali būti toks
nu, žinot, kaip vyrai, kai jie būna neištikimi, tada pradeda slapstytis, taip? Jeigu jūs jaučiate, kad jisai tapo toksai ir toks, vis atrodo viskas ir gerutis, ir tuo pačiu metu, na, vat kažkas nešvaraus yra, tai turėkite omeny, kad yra didelė tikimybė, kad jisai tiesiog jau, nu, stengiasi atsisėsti ant 2 kėdžių. Oi. Nemėgstu tą žodį sakyti, bet žinokit, kažkur, nu, 99 procentai. O, mažius įsijungia toj minutėlę, aš išjungsiu jį gerai, nes jisai mums čia triukšmaus, matyt, pasikrovė. Nu štai, mažiu išjungiu, tai jisai pasikrovė, nusprendė dar kartą padirbėti namuose. Tai va, ir triukšmautų jisai mums čia surbliuodamas. Tai va, mergaitės, nors, žinokit, nemaloni situacija, bet iš tikrųjų jums reikėtų pasitikrinti, kad jūsų užnugariai yra kažkas rezgama ir yra neištikimybė. Didžiąją dalimi tai yra jūsų partneris yra jums neištikimi. Nemalonu, bet, nu, tai yra taip yra, ką dar apie jį parodys. Nu, vat. Jisai dar ir gali skusti standartiškai, kad va, su mano žmona, ten su mano moterimi nieko gero nesigauna. Ir vietoj to, kad spręstų klausimus, vyrai dabar nepykit, kalbu taip, kaip yra, nes aš ir konsultacijose vyrus pabaru. Tako vietoj to, kad spręstų klausimus su savo antrąją pusėlę, arba priiminėtų tas bendras jau išvadas kažkokias, tai taip, tai, nu, geriau yra palakstyti į kairę ir į dešinę ir apsimesti, kad čia jis toks visas šventas, o jinai tokia visa bloga. Žinokit, mergaitės iš tikrųjų, vat, kas ištraukėt antrą poziciją, tai yra, nu, vat, kai kurioms iš jūsų, tai čia yra, nu, netgi pasakysiu 100%. Vis dėlto 100%. Nemalonu, nu, ką padarysi. Gerai, žiūrim, kas dar. Kas dar? Kas dar vyksta jūsų užnugaryje? Žiūrim. Vat ir krenta, žinokite, dabartinė tokia situacija, kad jo, žinokite, čia ir patvirtina tai, ką aš ką tik sakiau. Gerai, o vyrams kokia informacija apie tai? O vyrams reikėtų žiūrėti finansinius, dabar ne tiems, kurie vyrai, vat, klausite, sakot, ne, aš niekur nelakstau. Tai va, nes vat mergaitėm tik patvirtina. Ir būtų gerai, kad žiūrėtumėt, ką daryti, jau kontroliuoti merginos šitą situaciją pačioms, nes iš kitos pusės ten dar tempsis ta guma. Ir jisai jūsų palikti nenorės, bet po to ten su laiku po keliarių metų atvės bendravimas su meiluže, nes jai nusibos paprasčiausiai šitą situaciją. O vat vyrams jums būtų gerai, kad jūs pasižiūrėtumėt, kur jūs investuojate pinigus, todėl kad jūs galite be reikalo spaudžiami emociškai iš kitų partnerių, iš kitų žmonių investuoti ne ten. Ten bus ant emocijų. Pavyzdys. Sakys, ai, nu negi tau gaila, tai žiūrėk, čia labai geras projektas ir visai kitais toksai iš karto užsidegėt ir jo, gerai, reikia, kol nevėlu, reikia viską ten investuoti, pirkti, ten parduoti, ten dar kažkas, tai vat ant emocijų tikrai nepradėkit, arba jeigu jūs jautėte, kad kažką ant emocijų padariau ir ne, nedarykit. Daugeliu, žinokite, bus toks pasiūlymas dar va tik tas pasiūlymas ateis, bet jeigu jūs su tuo sutiksite, ypač dabar su tom reklamom atsargesni būkite, anksčiau ten kalbėjo apie tuos visus, labai daug reklamų mėtė apie tuos visus investavimus, ten papildomas valiutas, ten dėkite, ten viskas. Dabar kažkaip pritilo, ne? Dabar eina reklamos, kad kaip jūs galėtumėte ištraukti tuos pinigus ten, kur viskas bankrutavo. Tai va ten emocijų, ten irgi gali jūs užkabinti, kad va, nors kažkiek įdėsiu, o po to jausti, kad aš jau išsisukti šito negaliu. O, plakit, jums nesimato. Kad aš išsisukti iš šito negaliu. Suprantate, apie ką kalba? Tai va, būkite atsargesni, nes jūs kažkas toj pakabins ant kabliuko, bandys pakabinti ant kabliuko, ten, kur jūs galite finansiškai pato prarasti pinigus. O vat moterims turėkite omeny, kad jūsų pačių partneris yra užkibęs ant kabliuko. Ir jums reikėtų visą tai mergaitės jau pasidėlioti.
Tai va, merginos, ir vyram, ir moteriams, nemaloni situacija. Vyram, jeigu jausite, skambinkit, pasižiūrėsime, ar tikrai verta kažkurius projektus pradėti. Žiūrėti, taip aš dirbu ir su projektais, ir su konkurentais, mes žiūrim, kas ten darosi, ar pavojus, ar nepavojus, ar partneriai ten tinkami, netinkami, ar projektai ten naudingi, nenaudingi, viskas tvarkoja, čia mes peržiūrėsim. Merginos, jeigu jūs jaučiate, kad, neiški situacija, paskambinsit, pasižiūrėsim, perskanuosiu aš jūsų partnerį, pati pasižiūrėsiu, ką jis ten galvoja, ką jis ten planuoja, ką jis ten daro, pasižiūrėsim, ar ištikimas ar neištikimas, gal tiesiog ne savo poziciją pasirinkot iš įpročio tą patį skaičių rinkdamasi, taip, mes galėsim pasižiūrėti. Tai va, kad jums ramiau būtų. Bet jeigu pamatysim, kad jau, ką padarysit, tada jau reikės šiek tiek koreguoti gyvenimą, nes, kaip minėjau, labai dabar valosi šiais metais, ypač 25-ais, labai stipriai atsijoja jau tai, kas mums nebetinka, kas netitinka mūsų vibracijų, mūsų lygio, mūsų požiūrį. Tai nieko nuostabaus, kad dabar tokie, sakysim, tokie momentai, kai viskas atkrenta, atsimeta, bet po to išsaugos ir išliks tai, kas yra svarbiausia. Tai va, tokia buvo įdomi antra pozicija, gerai, laikykitės, jeigu kas, sakau, susiskambinsim, susižiūrėsim, visi mano kontaktai yra. Tai va, jeigu jūs jaučiate, kad norisi kažkur kitur poziciją pasižiūrėti, kitą, tai galėsite pasižiūrėti, gal ten jūs ir gausite savo dar ir papildomą informaciją. Na kągi, rietukai. Pasižiūrėkime, kas pas jūs vyksta užnugarėje, kokios pas jūs situacijos yra. Pirma situacija. Jeigu turite partnerį ir pas jūs su juo viskas gerai, tai jis tiesiog džiaugiasi tuo, kad pas jūs yra pora. Taip. Ir jaučiu, kad jūsų užnugarėje kažkoks vyriškis, bet čia dar, žinokit, ateina informacija, kad ne visai ir jūsų vyras, kažkoks dar kitas vyriškis. Aš noriu perskanuoti merginos, nes čia dubliuojasi, man sluoksnis ant sluoksnio užsideda informacijos. Žinot, kai būna keli filmai vienu metu rodomi ir aš turiu atsirinkti. Vienoms tai pasakysiu. Jūsų partneris, jeigu pas jūs viskas gerai, kad jūs viens kitą mylite, pas jūs gražų santykiai, jūs žinote, kad juo galite pasitikėti, tai jūsų užnugarėje dar labiau džiaugiasi tuo, kad jisai jūs turi ir galvoja, kuo čia jūs dar galėtų nudžiuginti, ką jisai jums dar galėtų atnešti ir kad jūs jaustumėtės komfortiškai. Kažkokią staigmeną jums organizuoti. Jeigu pas jūs šiuo metu su partneriais nelabai gerai, tai jisai, jeigu pas jis kažkokia ar įtampa ar kažkas, tai jisai jūs pačiai vertina kaip teigiamą asmenybę. Pabendravę su kitomis moterimis. Ja. Pabendravęs su kitomis moterimis, sakau, čia keli filmai, to aš dar jums nupasakosiu. Čia, žinokit, vyrai labiau eina moterims, po to aš jums dar atskirai pabandysiu pažiūrėti. Aš suprantu, kad aš dabar gal nerišliai kalbu, bet informacijos rautas toks, kad man reikia atsirinkti. Taip, dėl vyro, jeigu viskas tvarkoj, valio. Jeigu pas jūs kažkokia trintis, barnis, piktis, išsiskyrimas, ir jūs žinote, kad jisai jau su jumis mažiau bendravo, taip, ir galbūt pas jį ten buvo kitų kokių moterų, tai jisai nusprendė, kad vis dėlto jūs esate geriausia ir kad kitos moteris neprilygsta, kad ten nieko gero nėra, jūs esate geresni ir tuo pačiu metu jisai kažkodėl pradėjo dėliotis galvoje, kad galbūt pas jūs jau kažkas tai kitas yra ir netgi gal kokie keli kiti yra, kažkur gal pamatė, sužinojo, pajuto, bet jo nuomonė, to vyriškio, sakysim, pagrindinio nuomonė, taip, jūs jau paragavusi kitus vyrus, su jais pabendravusi, jūs jau įsitrauksite į tą bendravimą su jais ir jis jums bus nebereikalingas, jūs jau jo nebeprisileisit. Jisai tai įvertino, kad jūs esate jam geresni.
Bet jisai mano, kad jūs įvertinsit, kad kiti už jį yra geresni. Suprantat, tokia įdomi situacija, jisai ten kažkaip įdomiai galvoja. Ir kas įdomiausia, jisai labai norėtų lėkti pas jūs išsižiojęs. Kaip jisai norėtų vėl bendrauti, norėtų kontaktuoti. Jeigu jisai vartoja stipresnius gėrimus, dėl tos situacijos jisai gali netgi, žinokit, ir išgerti. Gerai, ir kokias tu išvadas padarei žmogum? Noriu grįžti. Man ten gera buvo. Gražinkit mane. Lemba, kaip aš savo likimą sugadinau. Norėjau pasakyti žodį iš Š raidės, jau suprantate apie ką, kokios jo mintis buvo, bet aš viešai taip nekalbėsiu. Tai kaip aš savo sugadinau likimą. Kaip aš savo jį sugadinau. Kokį aš turėjau. Bet yra dar viltis, kad gal kažkaip gausis, kad mus kažkaip suves, kad vėl išeis, bet ir pats supranta, kad jau kaip ir šaukštai po pietų ir kaip jau oficialiai, gal netgi jūs jau vienas kitam jau ir kaip ir nepriklausote, bet pas jį dabar pradedas važiuoti stogas. Gerai, ir kaip tau jisai ten važiuos tas stogas? Fantazijos, svajonės, pamatys, kokias jisai klaidas yra pridaręs, kaip jisai, kaip sakoma, jūsų santykių karstą, kiek jisai vinių įkalė, pats užkalė tą jūsų santykių gerovę. Kas įdomiausia, jisai pastebės ir supras, kiek pastangų, kad išsaugoti jūsų santykius jūs įdėjot. Kai jisai jau nebesistengia, kiek jūs dar davėte, ar šansų, ar kažką tokio. Dar vienai momentais galvos, kad lemba, ko jinai man čia taip iš galvos neišlenda, kodėl jinai taip geriausia, gal jinai ten kažką pridarė. Čia retai kam bus. Galvos, kad gal jūs jį ten užkalbėjot kažkaip, tai juokingai, aišku, bet kai kurie vyrai būna. Žinokit, iš tikrųjų, pas mane daug klientų, kuris kam teksano, gal mane kažkas užkerėjo. Nes niekaip negaliu pamiršti, išsiaiškinom, kad ne, kerėjimų nebuvo ten jokių, tiesiog vyras įvertino, kad prarado ir pamatė, kad vis dėlto savo geresnį buvo. Tai čia tokia situacija. Čia, žinokit, merginos pas jūs užnugarė. Ir dar vieną dalyką pasakysiu. Kaip sakiau, keli filmai ant vieno užsidėlioja, ta pati situacija, bet skirtingom grupėm žmonių. Kažkas iš jūsų pažįstamo, bet ten vyriškis. Irgi gal koks buvęs. Matyt, sužinojus, kad jūs esate ar laisva, ar kas ten pas jūs atsitiko, kaip jisai apsidžiaugia. Ir pas jį vėl atgimė kažkokią svajonę, bet čia, žinokit, jūs su juo jau senokai nebendravo. Ir jeigu išsiskyrėte, tai ne su šituo žmogu, ta prasme, su tuo draugu, pažįstamu ten kokiu kolega, ar ten bendradarbiu, taip, arba ten su kokiu buvusiu, šviežiai. Bet su kitu išsiskyrėte, o jisai, kaip sakoma, išlaukia momentą ir valio yra šansas, ir ką tu darysi, apie ką tu galvosi. O to dabar reikia apgalvoti planą chuliganą, kaip čia dabar man prie jos čia taip prisiderinti. Aš dabar turiu išlaukti momentą ir aš dabar turėsiu kažkaip aplinkė dabar pradėti trintis, žinokit. Dar toks dalykas pas jų, žinokit, merginos vyksta. Toj vyrai, žinau, aš jūs prisimenu, toj pasižiūrėsiu. Ir jisai norės pasirodyti iš geriausios pusės ir po to jau jūsų neprarasti. Viskas. Nes matys, kad ne, tokio dalyko prarasti negalim. O į mergaitės pasiušė tikrai Santa Barbara. Taip, kad įdomi situacija. Pasižiūrėsit, galėsit kada man parašyti, gal viešai ir nenorėsite rašyti pavydę, gal man elektroniniu paštu galėsite atsiųsti, nes būna mergaitės rašo man ten, Oksana, tokia situacija, tai galėsit pasidalinti, kaip čia jūsų kažkoks ar buvęs, ar pažįstamas, ar kaimynas, ar kolega, ar ten koks klasiokas, tai pajutęs, kad jūs laisva, iš karto tik taip prisišvartuos, kad reikia neprarasti, ten dabar viskas, aš ten dabar pergyvenau visus jos ten kavalierius ir viskas pirmin. Žiūrėsi. Gerai, vyrai, dabar jums noriu pažiūrėti, nes čia dauguma informacija buvo moterims. O jums kokia čia situacija? Užnugarėje kas vyksta? Jaučiu, žinokit, kad tas kažkuris kavalierius, jums irgi dubliuojasi, aš iškart nepasakiau, bet pradėjau jūs justi ir automatiškai pajutau, kad jeigu jūs su kažkuria mergina savo susipykote, išsiskyrėte, kad jau kažkuris ten buvęs kavalierius, žinokit, irgi jau tą žino ir pradeda jau planą chuliganą formuoti,
kad ją susigaudyti, susigražinti, kol jinai dar su jumis nesusitaikė. Tai va tą turėkite omeny, čia jums irgi tinka. Dar aš noriu čia dar gal kažką parodyti. Jo, man tik patvirtina, kad Oksana taip viskas, taip ir yra. Ir jeigu jūs norėsite susigražinti savo moterį, geriau skubėkite, nes tas greitai apsisuks, susisuks ir žodžiu, jūs po to neprisileis. Tiesiog darys viską, kad jūs neprisileistų. Kad jūs su ją nebekontaktuotumėt. Nu, jisai jau jums savo vietos neužleis. Tai vat, turėkite omeny. Ne visiems čia gal tiks, bet vat, labai stipriai šitą informaciją. Gerai, dabar žiūrim antrą situaciją. O čia vat, iškapstam vieną dalyką. Pasižiūrėkime dabar jums antrą situaciją. Dabar žiūrėsiu ir vyram, ir moterims, bet jeigu reikės, išskirstysiu. Kas dar vyksta jūsų užnugaryje? Tos draugystės, tie bendravimai, kurie, kaip įdomiai čia jums gaunasi. Čia panaši situacija. Matyt, rėtukai daug kas būsite išsiskyrę. Arba atėjo laikas išsiskirti iki šių metų pabaigos, taip kad turėkite omeny už jūsų nugaros. Jeigu jau išsiskyrėt, tai pati visata, pati karma pasistengia, kad jūs išsiskirtumėt su juo, ne šiaip savo. Čia neatsitiktinumas, čia buvo sudėliota viskas maksimaliai taip, kad jūs su tuo žmogumi išsiskirtumėt. Jeigu jūs jaučiate, kad dar tempiu kažkokią gumą ir dar neišsiskyriau, tai už jūsų nugaros formuojamos situacijos taip, kad jūs išskirtų. Tam, kad jūs būtumėt laisvi, vat merginam dabar vėl sakysiu, tam, kad jūs būtumėt laisvos, nepriklausomos, nes tas partneris nelabai. Jo, su tuo partneriu jau viskas, merginos. Jau ten ką galėjot, tą padarėt ir jisai jau savo šansus atgyveno, jūs jau savo šansus tos visus atgyvenot, viskas. Ten jau viskas nuplaukė. Jeigu merginos pas jūs viskas čia idealu gerai, vat, ir ten, kur minėjau, kad santykiai geri, tai čia jau nebeklausot. Kur geri santykiai, nebeklausot. Kur santykiai buvo prasti, klausot. Nes ten, kur pirmieji, kur viskas tvarkoja situacijos, jums bus jaučiu dar kita pozicija. Trauks, antros šitos situacijos neklausom, nes jūsų aš jau ten jau nebejaučiu va šitoje vietoje. Ten, kur patiem pirmiesiems, kad viskas tvarkoja, viskas gerai ir vyriškis labai patenkintas. Ir ruošia staigmeną. Čia ne apie jūs dabar kalba, jums dabar čia tas nevyksta. Bet visiems kitiem, tai iš tikrųjų situacija jau yra atgyventa ir jau atėjo laikas ją paleisti tam, kad moteris atsigautų būtų laisvesnės ir galėtų sutikti geresnį partnerį, geresnį vyrą, pereiti į aukštesnį lygį. Vyrams tas nutraukimas tam, kad jūs galėtumėte užsigrūdinti, taip, ir taip pat taptumėte stipresni ir būtų pas jūs stipresnis autoritetas, kad jūs užaugtumėte. Sena išeina, nauja ateina, o vyram kas nauja ateina? Nu, tam tikras periodas, aišku, jūs gastroliuosite, bet palaukit, tuoj pasižiūrėsiu. Ten po to jau patys nuspręsit. Tai vyrai, žiūrėkit, pasistengit po to žemyn neiti po išsiskyrimo, nes jūs galite per kitas paviršutinės pažintis nusiridenti žemyn iš imperatoriaus į karalių ugnies. Nueisit žemyn biškį, paviršutiniškai, tada bus tas kritimas. Bet jeigu jūs išsaugosit savo tą vidų stiprybę, tai tada pas jūs finansinė gerovė bus truputėlį biškį pabanguosit, bet po to ateityje turėsite galimybę pasirinkti tai, kas reikalinga. Bet geriausia neskubėti dar su santykiais, nes tos moteris bus nelabai tinkamos. Nu, nebent tik tai nuspręsite, kad ten tą savo nori susigražinti. Ant tiek čia pas jūsų daug šį kartą trečioje pozicijoje, ant tiek viskas skirtinga ir tiek visko pilna, kad tikiuosi jūs susigaudot ir jūsų protas jums atrenka ir išryškina tą informaciją, kurią jūs turite išgirsti iš viso šito. Tai va, taip, kad įdomi situacija, netgi pats dievulis pasistengia, kad jūs išsiskirtumėt. Nu gerai, o tiems pas ką viskas gerai, dar pasižiūrėsiu. O tiems, kas viskas gerai, apsauga eina. Jo, merginos, jeigu dar mane klausote, tos ir vyrai tie, kurie klausote, pas ką viskas gerai, santykiai puikus, viskas puiku, tai jūs atvirkščiai dar apsaugos, jūsų santykius apsaugos, kad niekas nesikištų. Ten eina tada jums užnugarėje suformuota yra apsauga, kad būtų gerovė. Ir netgi jeigu turite dukrą, mergaitę, taip,
Tai dar ir jai papildoma bus apsauga. O nuo ko apsauga? Kad jai kažkur kažkas pasisektų ten moksluose, ar ten, kad, žinot, kaip būna ten, kad paslystų ten stipriai nenugriūtų, angeliukai saugo. Kad ten per kelią neperbėgtų, žiūrint, koks šitasgi amžiaus vaiko. Tai va ir mergytė dar apsaugos. Tai va tiems paskatant, kaip pačiai pradžioje sakiau, santykiuose idealų, tai ir apsauga už nugaros stovi. Tiems, kams nelabai viskas gerai buvo, tai tiems sąmoningai viskas buvo daryta, kad tik tai išsiskirtumėt. Įdomu. Įdomu. Aš dar noriu užduoti klausimą, kodėl čia taip. Bet jaučiu, kad dar iki galo neatsakė. Kodėl vat būtent išsiskirt. Negi jau tikrai taip tas etapas. Rodykit. Nes jūs per daug investavote, čia moterims, per daug investavote savęs, per daug atidavėt savęs, bet nebuvote labai vertinamos. Jo, čia rodo, kad partneris neįvertina. Nu, tada nieko nuostabaus, kad jeigu ten pas jūs mes matėme ir išsiskyrėt, ir po to kažkuris ten ir draugas atsiras, ir po to šitas vėl atsipeikės, nes pagal tai, kiek jūs investavote į tą gerovę, bet jinai ėjo labai sunkiai. Vat jūs, merginos, taip pavat. Oi! Bėga kortą. Va taip pavat nešėt ant savo pečių. Matot, kiek sunkiai viską, tikiuosi matosi. Tai tam, kad gerovė būtų. Tai va tiesiog rodo, kad jūs per daug atidavėt ir žmogus neįvertino ir tiesiog ir jam pamoka dabar bus. Na, va tokia situacija. Žiūrėkit, jeigu dar jūs jaučiate, kad kažkurį poziciją traukia, galėsite ją pasižiūrėti, gerai? Jeigu norėsite individualiai, tada individualiai pasižiūrėsime visą šitą situacijas. Bet manau, daugmaž jums susidėlioja va tą informaciją, kuri jums yra svarbi ir gavote savo tai, ką reikėjo išgirsti. Kągi turėtukai tiek, sėkmės, laikykitės, galėsite ten apie savo nuotykius ir savo Santa Barbara man parašyti atskirai, jeigu norėsite, galėsite ir po video. Taip. Aš perinu prie ketvertukų. Žiūrim, ketvertukai. Ketvertukai. Pažiūrėsime, kas vyksta už jūsų nugaros, jūsų aplinkoje. Kažkas sąmoningai stabdo jūsų tarpusavio bendravimą. Pavyzdžiui, jeigu jūs esate susipažinę su kažkuo, naujai, šviežiai, taip? Tai vat ji stengiasi dabar neskubėti ir išlaukti kažkokias pozicijas, kažkokį laikotarpį. Kodėl nori išlaukti? Nes aš jaučiu, kad jūs dėl šito pergyvenat, bet ir tas žmogus, jisai nenori skubėti todėl, kad jis kažkada, arba jį kažkada irgi buvo jau apsideginusi, buvo apsideginęs. Ir vat ir gaunasi situacija, jūs norėtumėte normalių tokių aktyvių santykių, o žmogus stabdo, todėl, kad jis turėjo neigiamą patirtį. Ir jis nenori skubėti, jis nenori lėkti. Jis nenori, jis taip, būti aktyvesnė. Nedidelis procentas mergaitės, kad jūs galėjote dar pakliūti ant tų tokių vat manipuliatoriaus supinių, nes jaučiu, kad kai kuriais atvejais, ne visi, bet pora vyrukų iš ketvirtos pozicijos, vat mergaitėm, bet mergaitėm. Tai moterim. Tai sąmoningai elgesi jumis taip manipuliuodami. Jisai jaučia tokį malonumą, kad gali jūs šiek tiek pakankinti. Ką man to reikia? Kad čia išsidirbinėjai. Nu, kad jūs jį labiau brangintumėt. Kaip jums jį atpažinti? O, emocinės supinės, mielosios. Gerai, o kaip jums jį atpažinti? Nu, tas, kuris iš tikrųjų dingsta. Ne taip, kad bendrauja, bet neaktyvėja. Taip, pavyzdžiui, ten bendrauja mandagiai, kiekvieną dieną parašo, paklausia, bet nėra taip, kad jis lėktų, varom ten, o dabar ten, o gal mes tada ateityje į kažkokią kelionę išvažiuosime, o gal ten. Šitas, va tas, kuris elgesi gražiai, tinkamai, bet ne, kurį ateities planų, tai čia viskas tvarkoje.
Bet tas, kuris tai atsiranda, tai dingsta ten keliom dienom, tai vėl atsiranda kaip niekur nieko. Tai va čia, va tas, va, ir yra, kuris nori jūs biškentų supinį nemalonių pasupti, tai meskite jų lauk iškart pasakysiu. Pendelis jam į jo dailų užpakaliuką ir tai bus skrenda talin, pasišakinėdamas. Nes jisai sąmoningai tai daro. Jo, čia tam, kad jūs pasikankintumėt. Kad aš jums parodysiu, kad jūs pamatytumėt. Jisai norėt, kad jūs taip pasikankintumėt. Gilai nelabai rodo, nes aš dabar kitos lempos dar neįjungusi, bet mano matosi. Tai va. Iš čia jisai tokį savo svarbumą turi. Ir jisai tai daro logiškai išskaičiuodamas. Žodžiu, nuo šito merginos bėkit ir rėkit. Geriausia būtų. Tvarkoji. O vyram dar kokia informacija? Jums būtų gerai, kad per tą laikotarpį, kai mergina, ten aš neaišku, kad mergina ten labai stipriai manipuliuoti, jinai atvirkščiai atsargesnė. Jums pačiam būtų gerai per tą laikotarpį susidėlioti, kol jinai ten irgi šiek tiek neskuba, kad aplamai, o ką aš noriu padaryti, ko aš noriu santykiuose, kokiu aš santykiu noriu, o ką jinai man reiškia, ar aš pasiruošęs kažkam, tai vat jums būtų naudinga, va tada abiem, čia aš kalbu, jeigu vyrai dabar žiūri, taip, būtų naudinga abiem vat susidėlioti ir taip palengva, jeigu viskas gerai, jeigu viskas tvarkoja, tai palengva judėti į priekį. Gerai. Nu, kažkokią patarimą čia nematau, kad reikėtų pažiūrėti. Pažiūrim sekančią situaciją. O tiesiog mes dabar pagavome žmogaus emociją, žmogaus mintis, žmogaus elgesį, o jūs žinosite, kaip su tuo elgtis, ką su tuo daryti. Pažiūrim dar vieną situaciją jums, kas dar jūsų užnugaryje daro. Vat kažkas jums labai stipriai pavydė ir apkalba, nes mato, kad jūs esate stipresni, jūs išsiskiriat. Kažkokie konkurentai. Merginom jaučiu, kad ten konkurentės. Jeigu jūs užsiemat kažkokią savo veiklą, ar kokį grožio saloną ten turite, ar kažką ten darote, arba, bet ką, taip, galbūt piešėt kažką, ten interjero dizaineriai esate, taip, tai turėkite omeny, kad turite konkurentę, kuri jums labai stipriai pavydė, nes mato, kad jūs esate išskirtinė. Gerai, jinai jums pakenks kažkuo? Ne, jei tai bus kaip stimulas, kad reikėtų pačiai augti, tobulėti, tik tai jinai daro vieną klaidą, kad jinai stengsis kopijuoti jūs ir peršokti jūs, vietoje to, kad jinai surastų savo asmeninį stilių, savo asmeninius klientus, savo asmeninį galbūt kažkokį ten prekės ženklą, kažkaip tai vat nekopijuotų iš paskos bėgtų, taip kaip bežionėlė, o vat būtent į priekį judėtų ir bet savaip, kitaip. Tai va čia jai klaida, tiesiog jūs tą turėtumėt žinoti. Gerai, o jinai jums kažkaip pakenks? Ne, tiesiog jums tie pletai kažkada ateis iki jūsų, kad kažkas gal labai klausinėjo, galbūt kažkas apie jūs kalba. Tai va tiesiog jūs mane prisiminsit ir suprasti, kad, nu jo, čia jinai kopijuoja, jinai stengiasi, jinai iš paskos bėga, žinot, kaip būna su aukštakulniais, su šampano buteliu, paskui svetimą traukinį, iš paskos perbėgius lekia, taip. Tai va, jinai taip va ir tiesiog pasidarami reaguos, tai tiesiog užsimkit mergaitę savo reikalais, taip, o vyrukam, kas dar vyksta užnugaryje. O jūsų užnugaryje kažkokia dar moteris papildomai stebi. Jūs jai labai patinkat. Jo, yra simpatija jūsų, kuriai jūs patinkate, bet jūs į ją dėmesio nekreipiat. Gerai, ir ką jūs ją pažįstat bent jau? Nu, jo, pažįstat, bet jūs ir kažkaip tai nelabai taip su ją bendraujat, gal tik tai, kad taip draugiškai, gal kokia kolegė, gal kokia klasiokė, kursiokė, dar neapsisprendęs. Bet tiesiog, vat, kai kurie iš jūsų žiūrite ją tik tai kaip į trumpalaikę merginą moterį, o jinai norėtų ilgesnių santykių. Gerai, ir ką jums apie tai reikia žinoti? Šiaip tai kas yra įdomiausia vyrukai, kad jūsų bendravimas, jūsų pora būtų visai graži.
Jo, pas jūs yra dar tas tokia simpatija brūkšnelis gerbėja, su kuria sukurtumėt visai gražius santykius. Jinai ne ta, kuri ten rašinėja, išsišoka, jinai ta, kuri, vat, nu, patyliukais stebi, bendrauja, bet jūs apie ją turėtumėt žinoti. Jeigu kada sutinkate lapas, kaip sekasi, jinai taip draugiškai, nuoširdžiai, vat jaučiu iš jos tokį draugiškumą, nuoširdumą, gerą širdį, vat jaučiu, rūpestingumą, švelnumą. O tokios moteris, jos iš tikrųjų yra fainos, gal jums vyrukai kartais jos ir atrodo nuobodokos, nes noris tokios, su pipiriukais, taip. Bet iš tikrųjų, tokios moteris, jos ir yra santuokai geresnės. Aišku, jūs kai prisilakstat, po to tik tai pradedat jas vertinti, kai jau tokias prarandat. Bet tiesiog turėkit omeny, pasižvalgykit, jums dar kažkokią informaciją apie tai pasakys. Nu, būtų gerai, kad jas tada neskaudintumėt, jeigu jūs jaučiate, kad jinai tikrai, gal kai kurie iš jūsų ir jaučiat, kad taip, žinau apie ką kalba, nes aš jaučiu, kad jinai ten mane įsimylėjusi, jinai manim susižavėjusi, bet bent jau būkit geri, neskaudinkit, duokit jai tada bent jau suvokimą, kad taip, tu man gal kokia kaip draugė, tu man ten kaip gera pažįstama, bet mes viens kitam netinkam, kad jinai bent jau tada nelauktų, nesitikėtų su jumis kažkokiu bendravimu, kažkokiu santykiu, taip, ir kad galėtų jinai pradėti po kažkiek laiko kurti naujus santykius, o ne jūsų lauktų. Aš suprantu, kad jums jūsų vidinė ta savivertė sustiprėja, kaip, moteris dėl manęs ten pergyvena, ilgisi, bet, būkit sąžiningi, geriau, jeigu ne jums, tai būna kai kurie vyrukai, kad nei savo, nei kitiems. Tai bent jau duokit jai galimybę sukurti gražesnius santykius, savo karmai pliusų užsidėkit, kad nekankintumėt. Tai va tokia, įdomi buvo 4 pozicija. Kas jaučiate, kad traukia kažkurį kitą dar poziciją, tai tada galėsime ten dar susitikti. Galėsim pasižiūrėti, o jeigu kažkokie bus papildomi klausimai, tai galėsite ir individualiai kreiptis. Taip, galėsim individualiai pasižiūrėti. Na kągi, 4 tiek, pereinu prie 5. 5 jūsų eilė atėjo. Pasižiūrėsime, kokios situacijos yra jūsų užnugarėje besisukančios, kas ten vyksta. Tai pirmoji. Kažkas labai norėtų išsiaiškinti jūsų situaciją, kažkas ar iš giminaičių, galbūt jūsų tėvai, galbūt uošviai, galbūt dar kažkas, bet ten pora, vyras ar moteris, sakyčiau taip, vyras ir žmona. Labai norėtų išsiaiškinti, kas ten atsitiko, kas ten įvyko pas jūs, ar pas jūs viskas gerai. Kažkurioje jūsų gyvenimo dalyje. Gerai, ir ką? Jie netgi norėtų kažko jums padėti. Gal yra galimybė kažkaip tai sudėlioti jums kažkokius taškus ant į. Pavyzdžiui, jeigu jums nesiseka moksluose, nesiseka darbuose, jie norėtų sužinoti, gal mes jai galim kažko padėti. Jeigu vyrai žiūrit, ta pati istorija, jeigu vyrai žiūrit, tada iš jūsų pusės giminaičiai. Tai palaukit, aš taip sudėsiu, gerai. Iš jūsų pusės giminaičiai. Arba jeigu jūs turite antrą puselę, su kuria pas jūs ten yra kažkokios problemos, tai gali būti jos tėvai. Ir tiems žmonėms, tai yra vyrai ir moteriai, tai gali būti labai jaučiu, žinokite, tėvelius. Arba kažkokius giminaičius, gal dėdė ir teta, kurie jūs išaugino. Kažkas tokio, kuriems jūs esate labai 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 svarbus. Jiems yra neramu, jie jaučia, kad kažkas kažkur pas jūs sugriuvo, kažkas nesigavo, kažkas neišėjo, taip. Ir jie norėtų pasidėlioti visų pirma, kas ten atsitiko, kaip ten iš tikrųjų buvo. Ir ar galėtų jie kažkuo padėti, kad arba ištaisyti tą situaciją, arba bent jau jie patys išsiaiškintų ir pas juos tada būtų širdis rami. Nes nenustepsiu, jeigu čia yra vyresni žmonės ir jie dar po to dėl kažkokių jūsų problemų dar ten pradėjo širdies lašus gerti. O jūs kaip jaučiatės?
Nu, jūs galvojate, nu viskas gerai, nu vat kai yra kaip yra, viskas gerai, tvarko, mes judam į priekį, nelabai gal norisi su kažkuo dalintis tam tikrom situacijom. Taip, planuojate patys savo ateitį. Tai va, ir nu, nelabai norėtumėte, kad dabar kažkas ten kištusi. Bet penketukai, pas jūs kažkas tikrai nesmagaus buvo. Nenorite tai viešinti, bet vis tiek artimieji jaučia ir atvirkščiai norėtų pasigilinti tenai. Pažiūrim, ar jums reikia kažkam su tuo pasidalinti? Na, jeigu jūs jaučiate, kad jums kol kas per sunku, gal geriau dar palaukit. Geriau palaukit. Nu, ateis laikas, gal kažkada tiesiog savaime viskas susidėlios. Jo, savaime atsiras. Nu, turiu omeny, kad informacija tą atsiskleis. Tai va, žmonės ten jūsų užnugarėje tikrai pergyvena. Bet jums, jeigu jūs jaučiate, kad mes dar nepasiruošę dalintis kažkokią informaciją, jūs dar nepasiruošę pasidalinti, pasakyti kažkam, paviešinti kažką, kažkokias tai ar ten savo ligas, gal tiesiog, nu, apsimetat, kad viskas gerai, o patiems ten tikrai gal kažkas ten su sveikata. Ar ten kažkokie etapą sunku praeiti, ar ten dėl darbo kažkas atsitiko ir jūs tikrai dabar nenorite apie tai kalbėti, gal santykiuose kažkas. Tai va, gal kol kas nesidalinkite, jūs dar nepasiruošę apie tai kalbėti ar nereikia. Ateis laikas, ateis laikas. Tai va, galite tiesiog pasakyti, kad kol kas aš tam nepasiruošusi, nepasiruošęs. Tvarkoji. Nu, va tokia vat jūsų viena situacija. Žiūrim dar vieną, kas dar pas jūs yra. Jo, kaip jūs tą pasiruošę, galėsite pasidalinti. Nu, nebent tik tai tie patys žmonės jūsų paklaus, tai galėsite pasakyti, kad, nu, kol kas dar nepasiruošusi apie tai kalbėti. Arba, kad, nu, jau dabar pasiruošusi, galiu pasakyti, nesunku. Tai va, tada ir pasidalinsite. Gerai, kas dar vyksta jūsų užnugaryje? Žiūrim. Aha, tai, kai jūs jautėte, kad prarandat, ten, kur jūs buvote įdėję pastangas, labai stiprias, dėl savęs, dėl kitų, aš jaučiu, kad jums ruošia, kad tą skolą grąžinti, arba ten, kur jūs kažką labai stipriai investavote, stengiatės, bet buvo kažkokie trukdžiai ir baimės, kad ta situacija, jinai kažkokiu būdu pradės spręstis ir netgi kai kuriais momentais jums ten nieko nereikės daryti, kažkas kitas už jūs tai padarys. Ir net jeigu jūs jaučiate, kad reikės eiti kažkur kelti konfliktą, su kažkuo kalbėti, bet labai taip nenoriu, pamatysite, kad kažkas kitas pakėlė tą konfliktą ir išsiaiškino ir viską sutvarkė ir nereikia pergyventi. Nu, pavyzdžiui, ten, nu, kas nors kaimynas koks ar kaimynė pas jūs ten gal labai triukšmo. Jūs galvojate, nenori eiti ten triukšmo, ten kažkaip aiškintis, kad su jais bartis. O kažkuris kitas kaimynas nueis ir išsiaiškins ir pastatys juos į vietą ir viskas ir bus ramu. Vat kažkas tokio vat pas jūs bus ir jums nereikės netgi dėl to nieko ir daryti. Ir beje, jeigu jūs galvojate, kad kažkas kitas jūsų sąskaita gerai gyvena, bet, nu, ne visai sąžiningais ten gyvena, tai turėkit omeny, kad ten bus energetinis paskirstimas ir tas žmogus, kiek nusipelnė, tiek jisai ir turės, tiek ir gaus, visą kitą, eis jums. Nu, pavyzdys. Moteris labai stipriai ten investavo į vyro gerovę, jam ten verslui ten padėjo, ten arba ten vaikučius prižiūrėjo, jisai ten dirbo, uždirbo, po to pasakys, kad tu brangio čia nieko nedirbi, neuždirbi, tu su vaikais čia sėdi, tai reikia čia, arba ten aš ten pas vienas gyvensiu, mėgosios gyvenimo, tu čia lieki prie suskilusios geldos. Ir jeigu jūs mergaitės tokioje situacijoje, tai turėkite omeny, kad ne, iš jo atims ta dalis bus atimta. Pas jį prasidės problemos. Ir kažkokie projektai gali griūti, o jums automatiškai bus grąžinta kitokiais būdais. Pamatysite, kad ar lengvesnės sąlygos, ar kažkokios geros staigmenos, ar netikėti sutapimai. Bet ta dalis, kurią jūs kaip ir nusipelnėt, būdama su to žmogumi, ką jūs investavot, savo moterišką energiją, savo rūpestingumą, savo palaikymą, savo kantrybę, jam užnugarį kažkokį formavote, tai tiesiog grįš jam.
Bet vyrai, turėkite omeny, kad jeigu jūs kažką panašaus darėte, kad aš čia viską dariau, jinai ten tik vaikus prižiūrėjo, čia, taip sakysime, tik vaikus prižiūrėjo, ne? Su kabutėmis, nes iš tikrųjų čia pabandykit, jūs pabūkit savaitę su vaikais be žmonos, pajusite, kad ups, čia ne žodis tik. Tai turėkite omeny, kad jeigu jūs taip elgsitės, iš jūsų irgi atims, pas jūs žemyn viskas. Taip, kad vyrukai truputėlį atidžiau, gerai, aš jums pranešu tą informaciją, tai kad jūs žinotumėt, kad jeigu kažkas neapčiuopiama, tai nereiškia, kad nebus atimta, nes viršuje labai stipriai dabar eina tie visi karminiai procesai ir labai, kaip minėjau, kažkuriai pozicijai video pradžioje, kad labai stipriai rūšiuojama. Kaip sakau, grūdai prie grūdų, pelai prie pelų ir viskas atskiriama. Tai kas dar apie šitą situaciją? Ir viskas. Ir eigoje matysite, kad pas jūs... Žodžiu, jeigu kas jaučiate penketukai, kad jūs kažką praradote ir atrodytų, kad, investavau viskas, likau prie tos suskilusios geldos, tai nepergyvenkite, ateityje pas jūs bus dar geriau. Jums bus ir kompensuota, ir dar bus dar geriau ir aktyviau, žinokit, tikrai nesigailėkit. Ten viršuje jūsų skolos, kas jums yra skolingas, tai tikrai nepamirš. Ten labai stipriai mes dabar ir žiūrim. O vyrai irgi atidžiai. Jeigu jūs viską darysite sąžiningai, tai jūs turėsite dvigubai. Jeigu jūs, pavyzdžiui, ten ir dalį kažko atiduosite, arba ten laikas skirsti ir tą dieną gal neuždirbsite pinigų, pavyzdžiui, jeigu nuspręsite savo antrąjį puselį skirti galimybę, kad jinai tegul pailsi, ten su draugėm išeinu, aš pabūsiu su vaikais bent jau vieną dieną. Ir atrodytų, neuždirbot tų pinigų. Taip, pavyzdžiui, nepaėmėt klientų, neuždirbot pinigų, ten nenuėjote į darbą, tai jums grįž tas dalykas. Jums tiesiog grįž. Jūs jausite, kad aš investavau į savo šeimą, bet po to sekančią dieną ar dar kažkur ateina dar kažkokie papildomi pasiūlymai ir lengvai aš tą sumą, ką aš čia išleidau, kaip sakoma, arba neuždirbau dėl šeimos, vis tiek kompensuosius. Nepergyvenkit. Gerai. Dar kažką pasakys? Ne. Tai kaip ir viskas. Tokia buvo šiandieninė informacija, kai kur smagi, kai kur mačiau nelabai smagi, ką padarysi. Jau kaip yra, taip yra, čia tokie yra jūsų likimai, svarbiausia, kad mes pasižiūrėjom. Jūs dabar daug ką žinosite, daug ką susidėliosite. Kam reikės individualių konsultacijų, tikrai nebijokit, skambinkit, rašykit. Susižiūrėsim, išsiaiškinsim, kiek galėsiu, tiek padėsiu. Kaip sakau, savo klientais aš petys petim, nugarą. Einame į priekį, stengiuosi, padedu, tikrai sužiūrim viską, kad jau tikrai pas jūs būtų, kaip įmanoma, maksimaliai daug informacijos, kad jūs žinotumėt, kur eiti, ką daryti, ko pasisaugot, kur kažkur nenuklysti, taip, ir iš kokių situacijų, kaip įmanoma, gražiau išsikapstytumėt. Tai jeigu kažkur kažkas nemalonaus, jeigu jaučiate, kad reikalingas palaikymas, skambinkit, tikrai pasižiūrėsim. Tai aišku, per atskirą konsultaciją, bet pasižiūrėsim. Kas jaučiate, kad norisi jums papildomos kažkokios informacijos arba norisi kažkokių naujų temų, rašykit, taip. Ir dar buvo tokia mintis, kad kažkurią merginą matyti reikia, bus video būrimas artimiausios moterims, kad koks vyras skuba į jūsų gyvenimą ir kodėl. Pajutau tą tokią vibraciją, šiaip aš šiandien norėjau filmuoti. Bet tas kitas, kas vyksta užnugarėje, kažkodėl permušė ir jutau, kad reikia būtent šiandien šitą paimti, o tada jau mes sekančią ir pasižiūrėsim merginas, koks vyras pas jūs skuba, kodėl skuba, kad žinotume, taip? Ar priimti išskėstom rankom, ar tiesiog pristabdyti. Tai merginas, mes susitiksime sekančiam video būrime. Taip, kas norėsite dar kokių papildomų kitų temų, rašykit. O šiandienai tiek. Iki kito karto ir visiems sėkmės. Su jumis buvo Oksana Serafim ir ate.